Labas vakaras, Lietuva. Šiandien kviečiame visus pasigaminti gaivias salotas. Salotas gaminsime su varškės sūriu, o jų receptus su mumis pasidalins vyriausiasis Etno dvaro virtuvės šefas Ramūnas Giraitis. Labą vakarą, malonu. Ir iš karto pradėkime, kogi mums reikės toms gaivioms salotoms. Tai salotos, jau kaip ir pasako pavadinimas, prasideda nuo salotų. Tai naudosime, kiek surinkome pačių šviežiausių, gražiausių salotų. Salotas galime naudoti, kokias tik mėgstame. Taip, pagal skonį, kokias mėgstam. Aišku, kuo daugiau jų įmaišom, tuo salotos gaivesnės, gražesnės. O valgom vis tiek akimis, tai reikia spalvų, kad būtų lėkštėje daugiau. Tai toms spalvoms suteikti įdėsim pomidorą, agurką, ridikėlį, mėlynąjį svogūną. Pasigaminsime medaus ir aliejaus tokį padažą pagardinimui ir kepsime varškės sūrio juosteles. Varškės sūrio juosteles. Varškės sūrį kokį geriausia rinktis? Na, tai varškės sūrį geriausia rinktis, aišku, varškės. Aš pasirinkau su kmynais ir šiam mūsų reikalui geriausia rinktis kuo riebesnį. Nes jis tada netaip trupa, gražiai pjaustasi, mes kadangi jį apkepinėsim, tai mums reikia, kad būtų jis savo formoje ir skanus ir gražus. Man rodos, ingredientai kaip ir aiškus, nieko nelaukiam ir galim pradėti gaminti. Taip, tai kadangi sūrį reikia kepti, tai siūlau atsipjauti keletą riekelių sūrio arba vieną didelę, dėti į keptuvę ir kol sūris keps, viską pasigaminsime, gerai? Prašau. Tai imame sūrį. Atsipjaunam. Aš tai galvoju, gal gražiai pakepinam vieną riekutę, tokią stambesnę, iš vidurio. Ar reikia riebalo į keptuvę kokią nors? Šiek tiek įpilsime aliejaus, kad, na, dėl apsidraudimo, kad tikrai gražiai apkeps ir neprilips prie mūsų keptuvės. Aliejų kokį naudojame? Aliejų taip pat naudoju rapsų augalinį, bet galima ir saulėgrąžų, ir neutralų alyvuogių, netgi ir ryžių aliejų taip pat naudoja kepimui. Tai va, tai žodžiu, arba galima andžy sviesto, arba to lydyto vadinamo sviesto. Tai riebalas nesvarbus, ką mėgstam, tą naudojam. Tai šiek tiek ir dedam į keptuvę. Čia gaminame vienai porcijai salotas. Vieną porciją. Jeigu daugiau šeimos narių, galima atitinkamai padauginti viską. Kaip ir minėjot, galim naudoti salotas ir kokias tik mėgstam, kokių tik pageidaujam. Kad būtų gražiau, įdėsim ir frizės salotų. Dar šiek tiek, kadangi reikia pavasarį labai vitaminų, tai ir špinatų lapelių, ir burokėlių lapelių. Žodžiu, kuo daugiau žalumos, tuo viskas gražiau ir skaniau. Taip, tai pasipjaustom agurko. Irgi tikriausiai pjaustot galim kaip mėgstam. Jo, kaip mėgstam, galim ir šiaudeliais. Žodžiu, kaip šeimininkės kokia fantazija. Taip, išimam. Jei kažkurio ingrediento nemėgstam, irgi galim nedėti. Taip, galima nedėti. Galima dadėti dar savo ingredientų, kokių tai turim. Ar avokado dar tinka, ar salieros stiebų. Žodžiu, tikrai fantazijos reiktų riboti. Bet taip stengiamės, kad neprispausti salotų, kad nesukristų mūsų. Ant tą sūrį mums gal reikėtų patikrinti? Dar labai gražiai kepa. Aš noriu, kad tik vieną vertimą užtektų jam. Tikriausiai, kaip sužinoti, kad iškepė, reikia stebėti tikriausiai. Tai tiesiog gražiai apskrunda ir jau būna jis pasiruošęs eiti į salotų lėkštę. Spalvų čia tikrai lėkštėj netrūksta. Taip, kuo daugiau spalvų, tuo geriau. Taip, dabar bandom apversti mūsų sūrį. Matom jau šiek tiek apskrudus vieną pusę. Puikiai.
Taip, tai dabar pasigaminti siūlau padažą. Padažo gamybai pašildžiau šiek tiek medaus, na, 1 šaukštą. Turiu aliejaus, čia koks yra 70 gramų, žiupsnelis 5 pipirų mišinio, druskos ir balzaminio acto. Kokią aliejų naudojame? Aliejų šį kartą naudoju alyvuogių. Na, salotom kažkaip įpratęs labiau, kad alyvuogių naudoti. Gerai? Taip, tai dabar tiesiog viską... Kol sūrio kita pusė skrunda. Supilam aliejų, supilam balzaminį actą, šiek tiek įdedam druskytės pagal skonį, nes čia visas padažas mums duos ir visas skonis salotams. Taip, tų pipiriukų galima padauginti, galima nelabai ir tiesiog atsakingai viską sumaišom, kad išsimaišytų mūsų visi ingredientai ir ištirptų druska. Kuris ingredientas iš padažo yra svarbiausias, be kurio neapsieitų šitas padažas? Na kaip, balzamiko actą galima keisti citrinų sultimis. Na, reikia rūgšties padažai, aliejus, tai riebaliukas jo reikia. Druskytas irgi reikėtų. Reikia skonių, nu, kad beveik visko reikia. Nu, tik pipirų galima dėti, galima nedėti, jeigu nemėgstam aštriai. Bet jie irgi kažkokį žaismingą šarmą, akcentą irgi duoda salotams. Jeigu patingėsim gaminti tą padažiuką, galim, pavyzdžiui, pasišlakstyti alyvuogių aliejaus ir druskytas užsibarstyti. Taip, galima ir taip, bet to medaus reikia šiek tiek prie sūrio, tas akcentas sūriui irgi labai tinka. Tai pašlakstom aliejum. Na, kiek kas mėgsta. Daug nedėsiu. Dabar dedame mūsų sūrį jau keptą. Apskrudus iš abiejų pusių gardžiai. Taip. Rusvai. Labai gardžiai atrodo. Pagardiname šiek tiek svogūnų dar žiedais dėl spalvų. Kas mėgsta, kas nemėgsta, galima nedėti svogūną. Čia praktiškai viską darom tik dėl spalvų, galėsim ir nevalgyti. Jo, mėgautis spalvomis. Ir pabarstom kepintomis saulėgrąžų sėklomis. Galima ir kažkokiu kitu sėklų miksu arba moliūgų sėklomis. Ir tiesiog skanaus. Ragaujame, skanaujame. Gero vakaro ir skanaus.